žodžiu, jų karinė nauda gerokai sumažėjo, kazetinės bombos dar neseniai naudotos Libane ir Gruzijoje. Sutartį užpernai pasirašė 107 valstybės, jų dauguma NATO narių, ratifikavo 37. Valstijos žada jau atsisakyti tai po 8 metų. Neprisijungė prie sutarties savo šalių neskleidė ir Rusija, Kinija bei Izraelis, taip pat Azijos priešininkės, Indija ir Pakistanas. Išlydėtas pirmasis didelis kontingentas, paliekantis NATO misiją Nyderlandų pajėgos, skiriamos kaip pavyzdys kitoms šalims, kaip derinti atstatymą ir kovą su sukilėliais. Aljansas sako, kad jis Gruzgano provincijoje pakeis dar didesnį tarptautinę grupę, bet po Nyderlandų eilės išvesti savo pajėgas jau laukia kitos NATO šalys. Paskutinis patrulis ir Nyderlandų kariai neramas Afganistano pietuose vėl rodo, kodėl pasitarnavo kai kurių vietos gyventojų pagarbą ir pavyzdinių pajėgų vardą. Gruzgano provincijoje per 4 metus jie neįveikė sukilėlių ir apuotų augintojų, bet mėgindami patraukti į savo pusę eilinius žmonės, kariai dažnai patruliavo be šalmų, o važinėjo nešarvuotais. Kur tu ten nuvedė, aš ne. Juos pakeitantys amerikiečių, australų, molas ir singapūriečių kariai, taip pat amerikiečiai dažnai kritikuojami, ignoruojantys jėgos paprašai. Nemanau, kad žmonės čia pajus didelių pokyčių. Nyderlandų požiūris buvo gynyba, diplomatija ir plėtra. Nors Gruzganas ribojasi su neramiausiamis užkuniškomis provincijomis, Helmandu ir Kandagaru, Antės atkūrimo grupėje vadovavo nepriimti kaip 14 diplomatai. Išleidusi 5 milijardus litų, valstybė geriausia, kad mokyklų padvigubėjo, įsteigė 4 kart daugiau vaikų negu nuvertus Talibaną, aguotas auginantiems ūkininkams išdalyta tarp milijoną kitos sodinukų, tiesiamas kelias tarp